Kad reikia skaityti, žinome visi. Tačiau ar kada pagalvojate, kodėl iš tiesų tas skaitimas toks svarbus ir ką iš tiesų jis mums duoda? Ar kada pagalvojate, kad skaitimas yra tiesiogiai susijęs su taisyklinga rašyba? Ar pagalvojate, kad skaitimas yra atsakingas už mūsų gramatiškai taisyklingos kalbos automatizavimą? Ar pagalvojate, kad skaitimas yra mūsų žodyno plėtimas bet kuriame amžiuje? Mūsų raiškios, taisyklingos, gražios ir turtingos kalbos pagrindas. Tai yra būtent knygos. Būdami gerų pavyzdžių savo vaikams ir patys skaitydami knygas, galime ir vaikams rodyti tinkamą pavyzdį ir juos taip skatinti skaityti. Jeigu jau vaikas jūsų moka skaityti skiemenukais ir geba sujungti skiemenis į ilgesnį žodį ir skiemenuotos knygelės jau yra per lengvos, galime rinktis sudėtingesnį turinį. Vėlgi dar pasižiūrėkime, kad knygelės Slaptas agentas katinėlis juodis parašytas didžiosiomis raidėmis, tačiau tekstas jau nebėra skiemenuotas, o rašoma viskas pilnais žodžiais. Jeigu jaučiate, kad vaikui dar gali būti sunku ir pereiti nuo skiemenuoto teksto į neskiemenuotą, galime padėti keliais būdais. Pavyzdžiui, jeigu trumpas žodis, galime jų popieriaus skiautę ar ranką uždengti likusi tekstą, kad neblaškytų, ir leisti vaikui perskaityti tik tai vieną žodį, atidengiant po vieną žodį, vienu žodžiu daugiau. Jeigu žodis yra jau per ilgas ir vaikui jau darosi baisu, kad o ne, bijau šito žodžio, jaučiate, kad motyvacija krenta, galime vaikui atidengti po vieną skiemenį. Viena jau trūko mėlynojo ančiuko. Tad, jeigu vaikui matome, kad yra per sunku, galime dengti po truputėlį, vis atidengti po gabalėlį teksto daugiau. Jeigu matome, kad taip yra lengviau, galime vis sudėtingesnį tekstą duoti, atidengti 2 žodžius, 3 žodžius, 4, o gal jau ir visą eilutę. Svarbu yra taisyklingai prieiti ir atsižvelgti į vaiko poreikius. Jeigu jam yra sunku, neduodame sudėtingiau, duodame jam vis lengviau, kad vaikas galėtų gebėti pajausti sėkmę, pasisekimą, kas veikia kaip motyvacija ir skatina norėti vis daugiau. Galbūt galime per dieną perskaityti 1 puslapį ir jau jaučiame, kad vaikui gana. Tai labai stebime vaiko pojūtį, stebime vaiko nuotaiką ir motyvaciją. Jeigu motyvacija dar aukšta, galime skaityti toliau. Jeigu jaučiame, kad per sudėtinga, kitai dienai atidedame ir skaitome po truputėlį vis didinant ir žodžių kiekį, ir puslapių kiekį. O gal iš tiesų knygelė bus tokia įdomi ir motyvuojanti, kad net ir per mažesnį norą vis tiek norėsi sužinoti, kaip tam katinėliui juodžiui sekėsi ieškoti žaislų plėšiko. Labai smagu yra, kai knygelėse veikia mylimi personažai ir tu jau žinai, kas yra katinėlis juodis ir tave taip traukia sužinoti, kaipgi bus toliau. Tad, kai mokome vaikus skaityti ir norime jiems padėti taisyklingai skaityti, rašyti, kūrybiškai kalbėti, neužmirškite, kad pirmą duodame ne per sudėtingą tekstą, skaitome kartu, padedame, jeigu reikia, uždengdami tekstą ir būtinai paklausome, kągi tu perskaitai, ką tu supratai, trumpai papasakok, kas padės įsisąmoninti tekstą ir judėti vis toliau. Noriu palinkėti visiems sėkmės ir kantrybės, mokant mažuosius skaitymo paslapčių.